Draugės keliauja. Draugės. O mes šiandien atkeliavom į Klaipėdą. Ir Klaipėdai planuojam prabūti kokias 3 dienas. Šiandien planas... 4? Ne, tai 4 išvažiuosim, sekmadienį. Tai šiandien pasivaikščiot po pačią Klaipėdą planuojam. Rytoj ir poryt tada su dviračiais. Į Smiltynę vieną dieną ir kitą dieną link Palangos kažkur. Tai išbandysim ir gal naują tą dviračių taką, nežinau kiek ten jau suremontuota. Vat, aš šiaip tai Klaipėdoj taip normaliai, tai pirmą kartą esu. Pirmus 2 kartus buvau eidamas žygį 100 km pajūriu, bet čionais tada tik tais iki Perkėlos atėjom vieną gatvę praktiškai ir viskas. Nieko labai nemačiau. Kitą kartą, 3 kartą, tai prieš 2 metus su dviračių žygio į Palangą iš Vilniaus. Tada irgi ne kažką labai čia mačiau. Tai va, tai šiandien proga tokia pavaikščioti ir pamatyti, kokia iš tikrųjų šitą Klaipėdą yra. O tu kelintą kartą? Nežinau. Vieną kartą su Martyna buvau. Gal maža dar su tėvais, tai tikrai nežinau, bet kad taip vat labai dažnai irgi nesugalvosiu, nedaug. Tai va, tai šiandien pakankamai daug bus naujų įspūdžių abiems. Pasistatė čia kažkokį sulūžusį laivą, neprižiūri, juokauja. Po praeitos savaitės elektrėniškai labai ant manęs užsipuolė, kad apstūmiau jų mylimus elektrėnus. Tai šį kartą ant nieko nestumsiu. Ir Klaipėdoj man kol kas viskas patinka, gražus miestas. Ir pradžiai, kai tik tais atvažiavom, tai buvo, ėjom, pasistatė mašiną šalia centro, ėjom nuo centro link upės, Danės. Ir atrodė, kad labai mažai žmonių tenais, nes visą gatvę praėjom, gal su kokiais 2 žmonėm prasilenkėm. Ir paskui supratom, kur visi žmonės, tai visi žmonės čionais, prie upės, prie Perkėlos, pilnas keltas, pilna aplinkui žmonių, tai visi čionais laiką leidžia. Indrutė kaip visada išbando fontano vandenį, bet keistas fontanas. Tiksliau ne tai, kad jis keistas, bet tokioj labai keistoj vietoje, nes aplinkui laivų čia taisyklos visokios. Kitoj pusėje irgi ne kažkas čia yra, žmonių šitoj vietoj vaikšto mažai.
Bet fontanas yra. Vaizdas toks, lyg čia būtų koks nors šaltinis iš žemės verštųsi. Nu ir va tiesiog, kad gražiau būtų, tai fontanas padarytas. Nu, bet savotiškas. Jo, bet sakau, tik vieta tokia. Nu, keista labai. Ne fontanui atrodo Vos skirta. nepraėjom. Aha. Tai tokiam butukė gyvensim. Šiandien nuėjom apie 12,5 kilometrų. Matosi iš veido. Ir 5,5 valandų vaikščiojom. Žiauriai pavargau, karšta visą dieną. Ir jo, Klaipėdoj daug labai parkelių, visokių skulptūrėlių, statulėlių. Tai yra ką pažiūrėt, paieškot, pavaikščiot. Šiaip kas nustebino, tai labai daug, santykinai daug indiškų kavinių. Daug. Jo, nežinau, kokias 4-5 matėm, vienoj valgėm. Tai jo, net Vilniuj, man atrodo, taip gal daug nėra kaip čia. Keistai, toks išskirtinumas. O šiaip Klaipėda faina. Tik tais, kad karšta labai vaikščiot buvo ir pavargom. O rytoj tada į Smiltynę tikriausiai važiuosim. Iki kokios Juodkrantės ir atgal. Bus apie kokių 50 kilometrų. Tai bus įdomu.